Nuo 2015 metų Tėviškės namų bendruomenė siekia padėti onkologiniams ligoniams ir veikia Alytuje Vėžio informacijos paramos centras. Vykdėm tokį sveikatos baras projektą, kurį rėmė savivaldybė ir išties jisai pasiteisino, žmonės labai norėjo. Sergant onkologinė liga, labai svarbus sveikos mitybos aspektas ir sveikimui, ir neatkritimui. Tai gyvenime tos projektus susidūrėm su to, kad žmonės iš tikrųjų nori, bet ne visada žino, kur gauti tų žinių ir tų įgūdžių ugdytis. Kilo idėja tą sveikatos barą pastatyti ant ratų ir išvažiuoti į bendruomenes. Yra edukacijos, sveikos mitybos paskaitos, edukacijos sveikos mitybos temomis ir tų žinių apie sveiką mitybą, sveiką gyvenseną, populiarinimas, viešinimas, įtraukimas mūsų bendruomenės ir mūsų regiono bendruomenės.